Tai ateinu šiandien su tokia įdomia tema iš tiesų pasikalbėti apie antioksidantus žuvų taukuose. Žuvų taukuose ir ne tik žuvų taukuose, ar ne? Tai pradžio prisistatysiu, aš esu Judita, esu holistinės gyvensenos praktikė, studentė, žodžiu, ir Ecology ambasadorė jau trečius metus. Ir pastaraisiais metais, iš tikrųjų 2 metai gal labai intensyviai domiuosi būtent omega 3 rūgštimis, viskas, kas susijęs su jomis, ar ne, apie gamybos procesus, apie sertifikavimus, apie sudėtis įvairias, apie antioksidantus, apie kuriuos ir šiandien pasidalinsiu. Tai tikiuosi informacija bus jums naudinga, galbūt kažką jau būsit tikrai kažkur girdėję, o kažką išgirsit naujo, žodžiu. Tai jeigu bus kažkokių klausimų, galite visą laiką su manim susisiekti, paklausti, padiskutuoti, žodžiu, ir pasidomėti daugiau. Tai aš išjungsiu savo vaizdą, kad manęs nesimatytų ir neužstočiau tiesiog skaidrių. Va, bus paprasčiau. Tai ką, tai kas tai yra tie antioksidantai? Tikrai yra tekę matyti tokių sąvokų tikriausia, ar girdėti, kad antioksidantai yra kaip mūsų kūno apsauginiai, ar ne? Užima tokį vaidmenį. Tai antioksidantai tai yra tokios molekulės, kurios mūsų organizme kovoja su kitomis molekulėmis, su kenksmingomis, reaktyviamis, ar ne? Kitaip dar vadinamas laisvaisiais radikalais, kurie yra tikrai nestabilus tokie, apie juos netrukus papasakosiu. Ir šiaip iš esmės žmogaus organizmas pats turi apsauginę tokią antioksidacinę sistemą, ar ne? Pas mus organizme natūraliai gaminasi tam tikri antioksidantai, kurie stabdo laisvųjų radikalų susidarimą, ar ne? Na, kaip sakyt, visur turi būti balansas ir juos neutralizuoti. Tačiau šiais laikais tas mūsų toks įtemptas gyvenimo būdas, stresas, aplinkos užterštumas, mityba ar ne pasikeitusi, padarė taip, kad mūsų apsauginė ta funkcija, apsauginė sistema mūsų organizmo nebepajėgi jau jinai kovoti, reikia pagalbos jai tiesiog. Ir kas tai yra tie pagrindiniai veiksniai, kurie vat, neigiamai veikia mūsų organizmą ir kurie skatina tų laisvųjų radikalų didesnį atsiradimą ar ne ir trukdo mums patiems susitvarkyti, tai yra būtent išoriniai veiksmai kaip oro tarša, ultravioletiniai spinduliuotė ar ne, pesticidai. Tikrai žinom šiais laikais, koks yra užterštumas tiek oro tų sunkių įvairių dalelių ar ne, nusėda ant dirvožemio, ant paviršiaus ir tiesiog mes pastoviai turim kažkokį sąlytį su jais. Toliau pesticidai, žinom, kai yra tręšiami laukai, purškiami pesticidais nuo kenkėjų įvairių. Ir tai nebejotinai palieka pėdsaką tiesiog žmogaus organizme, kai yra vartojamas maistas, kuriame yra likučių kažkokių tai pesticidų. Taip. Toliau yra vidiniai veiksmai, stresas. Tikrai esat girdėję frazę, kad visos ligos prasideda nuo nervų, ar ne? Tai va, tai stresas iš tiesų yra, kaip sakau, numeris vienas greičiausia po mitybos, ar netgi lygiagrečiai su mityba. Vienas iš veiksnių, kuris skatina atsirasti daugybę sveikatos problemų, iššaukia tiesiog, kaip priežastis būna sveikatos problemų, nes prasideda nervų ligos, sutrinka žarnynas, sutrinka virškinimas, tada ir imunitetas, žodžiu, tokia gaunas grandininė reakcija iš tikrųjų, būtent dėl streso. Toliau kiti dalykai, ar ne, yra netinkami įpročiai. Tai netinkami įpročiai, mes čia jų turėjom toks kaip rūkymas, alkoholio vartojimas, tai čia iš tikrųjų nėra čia kažkokia naujiena, čia daug metų tai tęsiasi, kai tik atsirado šitie dalykai, tačiau galbūt dabar atsirado šiek tiek kitokie, ar ne, ir tas cigaretės kitokios, ir alternatyvų įvairių atsirado rūkymo. Tas pats ir su alkoholiu atsirado daug įvairių variacijų, ar ne, kurie iš tikrųjų nuo ankstyvo netgi amžiaus jau skatina vartojimą jaunų vaikų, paauglių. Ir kuo anksčiau prasideda va, tie žalingi įpročiai, tuo greičiau organizmas tiesiog sensta. Ir skurdi mityba. Atsirado didžiulė paklausa įvairaus maisto ir tiesiog žmonės užmiršo jau, kaip valgyti iš tiesų reikėtų. Dažniausiai valgom labai panašų maistą ir dažniausiai nenorim, nespėjam tiesiog dėl to tokio greito gyvenimo būdo, ar ne, pritingim kartais, arba šiaip neįdomu, tiesiog paprasčiau yra nueiti nusipirkti kažką tai, negu gamintis kažką tai savo namie.
Tai va iš tos didelės pasiūlos gavos taip, kad tiesiog viskas vėlgi susideda į tai, kad palieka neigiamus, vienu žodžiu, reiškinius tokius pas mus sveikatai, ar ne? Skurdi mityba, atsiranda maistinių medžiagų trūkumas, tiesiog mes su maistu nebesusirinkam mineralų, vitaminų mums reikalingų, tų pačių omega 3 rūgščių, ar ne? Ir išsibalansuoja tiesiog organizmas. O visas tas išsibalansavimas, visi šitie minėti reiškiniai, jie skatina daugiau tų oksidacinių procesų pas mus organizme, ar ne? Ir dabar kas yra tie laisvieji radikalai? Čia iš tikrųjų iliustracijoje labai aiškiai parodyta, kaip atrodo laisvasis radikalas ir kaip atrodo antioksidantas. Tai laisvų radikalų atsiradimą įtakoja deguonis, ar ne? Deguonis yra nepakeičiamas mūsų organizme, jis yra labai svarbus žmogaus gyvybei, būtinas, tiesiog būtinas, ar ne? Tačiau jis skatina ir reaktyvių deguonies formų atsiradimą, ar ne, deguonis, kaip superoksido anijono, vandenilio peroksidą ir kiti deguonies turintys laisvieji radikalai. Tiesiog tai vyksta natūrali oksidacija organizme, čia mes nuo to nei vienas nepabėgsime, ar ne? Dėl to yra ir tas antioksidacinis mechanizmas organizme, nes turi būti pusiausvyra. Oksidacija vyksta organizme, yra ir antioksidacinis mechanizmas. Tiesiog, kaip ir minėjau, organizmas nepajėgus jau pats kovoti, nepakanka jam tiesiog tų resursų, ar ne? Ir dabar, kas tai yra tie laisvieji radikalai? Tai yra tokios molekulės, kurioms trūksta vieno elektrono, ar ne? Neturi elektrono, jie turi susiporuoti po du ir vat, ir laisvasis radikalas trūksta jam vieno elektrono. Ir ką jis daro? Jis stengiasi tą elektroną atimti iš šalia esančių molekulių, ar ne, iš artimiausių. Tai vadinasi, kimba, kabinėjasi, kaip kitaip pavadinkim, paprastai žodžiais tariant, prie šalia esančių sveikų ląstelių, ar ne, molekulių, kurios yra, kaip sakyt, pilnos ir vat tengiasi iš jų atimti elektroną. Kai va taip yra atiminėjami elektronai iš svarbių komponentų, kaip, pavyzdžiui, DNR mūsų, baltymų ar riebalų, tai iš tikrųjų palieka didžiulį, didžiulį pėdsaką ir vyksta audinių iš pradžių molekulės, ar ne, iš molekulė atiminėjami atomai, tos molekulės jau nebesveikos gaunasi, jau pažeistos jos ir vyksta tokia grandininė reakcija, kada pažeidžiami jau ne tik molekulės, bet ir audiniai. Šalia audinių tada jau atsiranda ir organų pažaida, ar ne, ir gaunas tokia, na, tiesiog sukeliamos ligos iš tikrųjų. Ir dabar koks antioksidantų vaidmuo yra šioje vietoje? Antioksidantai, tokie kaip sakau, kaip donorai, kaip geradariai, jie tiesiog atiduoda tą elektroną vieną laisvajam radikalui ir jį neutralizuoja. Jis apsaugo tolimesnės ląsteles organizmo, molekulės ar ne, nuo tos pažaidos. Atiduoda vieną elektroną tą reikalingą laisvajam radikalui, laisvasis radikalas nusiramina, žodžiu, ir nebepuldinėja šalia esančių molekulių. Tai antioksidantų vaidmuo iš ties yra labai labai svarbus. Toliau einant prie omega 3 rūgščių, ar ne? Kaip dabar tie antioksidantai, kokią įtaką turi omega 3 rūgštims? Mes jau žinom, kad omega 3 iš ties yra labai jautrios, ypatingai EPR ir DHR, ar ne, rūgštis. Ir kai prasideda oksidacijos procesas, jos tiesiog praranda savo naudingasias savybės, tas priešuždegiminės tokias savybės, ar ne, dėl oksidacijos. Ir tiesiog pradeda gesti, kitaip tariant, rūgti tie riebalai dėl sąlyčio su deguonimi. Tai 3 pagrindinės funkcijos tokios ir yra, kad visų pirma, apsauga nuo oksidacijos, ar ne, antioksidantai padeda apsisaugoti nuo oksidacijos, būtent EPR, DHR ir kitas rūgštis, kad kuo mažiau būtų to sąlyčio su deguonimi. Ir tiesiog žuvų taukai, omega 3 rūgštis, neprarastų savo naudingų savybių, nes kitu atveju jos gali atvirkštinis būti procesas, jos gali būti kenksmingos organizmui ir intoksikuoti jį. Tada jau gausis ne priešuždegiminis poveikis, bet atvirkščiai. Kaip tai gali paskatinti laisvųjų radikalų tą atsiradimą. Organizmo apsauga toliau antra, ar ne? Kai mes vartojam papildomai omega 3 papildus su antioksidantais, tai tie antioksidantai padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus. Kaip ir minėjau, pas mus yra organizme ta antioksidacinė apsauga, ar ne, bet tiesiog ji nepajėgi jau kovoti. Reikia mums papildomai tų antioksidantų su maistu gauti, su vaisiais, su daržovėmis, su alyvuogių aliejumi, su įvairiomis žolelėmis, ar ne.
Prieskoniais tų antioksidantų mums papildomai reikia gauti tam, kad padėti tam organizmui neutralizuoti tuos laisvuosius radikalus. Tai omega 3 papildai su suderintais antioksidantais prisideda prie tų laisvųjų radikalų neutralizavimo ir turi tikrai svarbę funkciją kovojant su lėtiniais uždegimais, su tuo oksidaciniu stresu. Ir kita funkcija yra galiojimo laikas. Tai kad žuvų taukai, tos rūgštys nepradėtų dėl sąlyčio su deguonim greitai gesti, oksiduotis ar ne, antioksidantai svarbus yra, nes išlaiko ilgiau stabilias tas rūgštis, šviežumas jų išlieka ilgiau ir be abejo nuo to priklauso ir papildo kokybė tada. Be antioksidantų produktai labai greitai genda ir tiesiog praranda savo vertę. Tai yra 3 tokios pagrindinės funkcijos, kam yra reikalingi antioksidantai. O kaip dabar patikrinti, ar ne, kokie tie antioksidantai yra geri, kokie blogi? Tai čia iš tikrųjų didelę svarbą turi Rancimat metodas. Nežinau, ar jums tekia apie jį girdėti kažką, tai galbūt kažkur esate kokiuose tyrimuose matę. Tai yra toks metodas, jis yra standartizuotas, visuotinai priimtas ir iš tikrųjų visame pasaulyje šitą metodą naudoja, būtent tyrinėjant aliejus ir riebalų, koks jų yra oksidacinis stabilumas, ar ne? Tai tas metodas yra pagreitinto senėjimo, toks kaip vadinamas. Jeigu mes norėtumėm paprastom sąlygom kambario temperatūrai patikrinti, kada pradeda oksiduotis aliejus arba riebalai ar ne, tai iš tiesų tai užtruktų nemažai laiko, reikėtų ir savaičių, ir mėnesių laukti, kol prasidėtų tas oksidacinis jau tas ta riba, ar ne, kai prasideda oksidacija. O čia yra sudaromos tokios sąlygos aukštoje temperatūroje, tas aliejus ar riebalai tiesiog laikomi, cirkuliuoja jie aukštoje temperatūroje apie 10 valandų. Ir ta temperatūra svyruoja, gali nuo 50 iki 220 laipsnių būti, tokio ekstremaliom, kaip sakau, sąlygom, ar ne? Ir šio proceso metu būtent yra riebalų rūgštys ir oksiduojamos. Ir stebint šio bandymo metu yra bandomi įvairūs antioksidantai, ar ne? Antioksidantai įvairūs bandomas jų kombinacijos ir matoma, kad vieni antioksidantai tokia temperatūroje greičiau išgaruoja, kaip pavyzdžiui vitaminas C, ar ne? Vitaminas C yra svarbus antioksidantas, bet aukštos temperatūros jisai nepakelia. Ir pavyzdžiui, žuvies taukam toks kaip antioksidantas nėra tinkamas naudoti. Neturi efektyvumo didelio. Jį galima vartoti tiesiog papildomai vitaminą C kažkur kitur, bet ne su žuvų taukais, nes jis neapsaugo žuvų taukų tiesiog. Ir čia matote viršuje, dešinėje pusėje yra kreivės, kaip atrodo tas tyrimas ar ne, ir čia tiesiog įvairiais laiko intervalais yra fiksuojama, kada prasideda jau ta oksidacija, kada atsiranda tie pirmieji oksidacijos produktai, pirminiai, antriniai oksidacijos produktai, ar ne. Ir iš tikrųjų būtent šis metodas padeda įvertinti antioksidantų veiksmingumą, kurie antioksidantai yra stabilesni, tos visos kombinacijos, ar ne, su kuriais antioksidantai žuvų taukai ilgiau išlieka stabilus, kurie trumpiau išlieka stabilus, ar ne. Tai vat šitas metodas iš tiesų yra labai labai svarbus. Ir vis daugiau gamintojų būtent jį naudoja. Ir mokslinius tyrimus atliekant remiamas yra būtent to Rancimat metodo tais tyrimais, ar ne. Yra dar kitas metodas, tai yra aktyvaus deguonies, jeigu neklystu metodas, bet jis nėra toks patikimas ir plus ten naudojamos įvairios cheminės medžiagos. Tai vis daugiau jo atsisako ir renkasi labiau šitą Rancimat metodą. Jis, kaip ir minėjau, yra standartizuotai, visuotinai pripažintas visame pasaulyje, jį naudoja kaip patikimiausią metodą nustatyti, būtent kuriant ypatingai žuvų taukus, ar ne? Nes, žuvų taukų gamyba šiai dienai tikrai yra viena sparčiausiai rinkoje besivystančių, apskritai pasaulyje, ne tik Lietuvoje, bet apskritai pasaulyje besivystančių rinkų, būtent žuvų taukų gamyba, ir gamintojai be abejo mato šitą tendenciją ir stengiasi kurti tos žuvų taukus ir ieškoti tų tokių variantų, kaip
kuo ilgiau išlaikyti tuos žuvų taukus. Visi supranta tą, kad žuvų taukai yra labai reikalinga medžiaga maistinė žmogui, bet ir žino tą dalyką, kad jie labai jautrus oksidacijai. Ir vat ieško būdų įvairių, kaip padaryti ir išlaikyti tuos žuvų taukus kuo ilgiau stabilesnius. Ir, žodžiu, tyrinėja būtent to Rancimat metodu. Kalbant dar apie antioksidantus, ar ne? Kokie antioksidantai dažniausiai naudojami yra apskritai žuvų taukuose? Tikrai esat matę, nagrinėdami sudėtis, ar ne? Tai pagrindinis dažniausiai antioksidantas yra vitaminas E, tokoferoliai kitaip. Vitaminas E turi iš viso 8 formas ir pagrindinė naudojama yra alfa tokoferoliai. Tai dažniausiai naudojama žuvų taukuose. Ir jų veikimo trukmė labai labai priklauso nuo koncentracijos, nuo temperatūros ir nuo šviesos. Bet visgi labiausiai visus apskritai antioksidantus veikia temperatūra. Tai yra esminis toks faktorius, kuris įtakoja antioksidantų tą tokį stabilumą ir veikimą, tą visą apsaugą jų. Temperatūra labai labai svarbus yra momentas. Ir dažniausiai rekomenduojama tokoferolių dozė būna 0,1 iki 0,5% nuo bendros riebalų masės, ar ne? Tiek dažniausiai tokoferolių dedama į žuvų taukus. Kitas antioksidantas yra polifenoliai. Tai išties yra stiprus natūralūs antioksidantai. Jie tikrai veiksmingai apsaugo žuvų taukus nuo oksidacijos ir prailgina jų galiojimo laiką, išsaugo maistinę vertę. Ir netgi polifenoliai slopina tam tikrus fermentus, kurie skatina oksidacinius procesus. Tai polifenolių reikšmė išties yra didžiulė. Ir vis daugiau gamintojų polifenolius jau įtraukia į žuvų taukų sudėtis, matydami tą jų išties stiprų poveikį, nes vien tik tokoferolių naudojimas neužtikrina ilgo stabilumo žuvų taukų, ar ne? Na, kapsulėse galbūt ir pakaktų, kadangi kapsulės apskritai į kapsulės tų didelio kiekio omega-3, būtent EPR, DHA rūgščių, tu į kapsulę daug ir nesudėsi, ten labai labai maži kiekiai. Tai dažniausiai kapsulėse ir būna tik tai tokoferoliai dėti. Bet į skystų žuvų taukus, tai tokoferolių yra per mažai tiesiog. Jie neišsaugos tos didelės koncentracijos žuvų taukų, neišsaugos stabilumo jo ilgai. Per silpnas, taip pavadinkim, per silpnas antioksidantas vienas, ar ne? Toliau rozmarino ekstraktas. Irgi neretai sutinkamas jau rozmarino ekstraktas žuvų taukų sudėtyje, ar ne? Tai yra natūralus antioksidantas ir jis pats iš savęs yra kaip polifenolis, rozmarinas jau. Derinant jį kartu su kitais antioksidantais, sustiprina jų veikimą. Tai vat derinant, pavyzdžiui, rozmariną su tokoferoliais kartu, tai jis sustiprina tokoferolių veikimą jau. Prailgina tokoferolių ir sustiprina ir, žodžiu, ir prailgina tą veikimą. Ir stabilumą, žodžiu, ilgam laikui. Ir dozės būna irgi nedidelės. Rozmarino ekstrakto būna labai mažos dozės, tai nuo 0,02 iki 0,1% nuo bendros riebalų masės. Kitas antioksidantas dar būna sutinkamas, tai hidroksitirazolis, ar ne, tai vėlgi vienas iš stipriausių natūralių antioksidantų ir jis randamas alyvuogių aliejuje. Aukštos kokybės būtent alyvuogių aliejuje. Ir vėlgi jis kartu derinant jį su kitais antioksidantais, tai labai gali prailginti žuvų taukų tą stabilumą. Ir užkerta kelią būtent ir skonio, ir kvapo atsiradimą, žodžiu, pristabdo ilgam laikui tą oksidaciją. Tie antioksidantai stiprus yra, nes jie geba tiesiog neutralizuoti daug tų laisvųjų radikalų, ar ne? Pristabdyti tų laisvųjų radikalų, tas visas cheminės reakcijas jų. Ir jo vėlgi labai labai mažos dozės būna, būtent riebaluose, aliejuose, tai nuo 0,01 iki 0,005 tik tai procentų nuo bendros riebalų masės. Gali veikti sinergiškai kartu su tokoferoliais. Labai labai vėlgi sustiprina tokoferolių irgi veikimą kartu. Dar vienas antioksidantas tai yra liuteinas, ar ne? Tai yra karotinoidų grupės antioksidantas, kuris būna, šiaip labai mažai rinkoje yra žuvų taukų, kuriuose būtų sudėtyje liuteino. Ir čia vėlgi kalba jau eina tada apie
apie akių sveikatą, smegenų ar ne. Jis apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso irgi ir laisvųjų radikalų žalos. Labai svarbus liuteinas yra akių sveikatai, nes jisai kaupiasi tinklainėje ir apsaugo ją nuo ultravioletinių spindulių. Kaip ir minėjau pradžioje, mums ultravioletiniai spinduliai turi tam tikros įtakos, ar ne, kur skatina laisvųjų radikalų atsiradimą. Ir dar apsaugo nuo mėlynos šviesos poveikio. Kas vat, labai daug laiko praleidžia prie kompiuterių, prie kažkur tai dirba, žodžiu, ištisai turi kontaktą su kompiuteriu, su telefonais, ar ne, tai apsaugo nuo tos mėlynos šviesos poveikio. Taip pat liuteinas padeda stabilizuoti lipidus, todėl veiksmingai apsaugo aliejus ir riebalinės medžiagas nuo oksidacijos. Tai vėlgi, liuteinas yra karotinoidas, bet tuo pačiu ir antioksidantas. Ir vis dažniau jau galime pamatyti sudėtyje žuvų taukų. Dar norit šiek tiek stabtelti ties virškinimo sistema, ar ne? Kuo skiriasi vaikų ir suaugusiųjų virškinimo sistema? Nuo to iš tikrųjų labai labai priklauso vėlgi, kokį žuvų taukų papildą mes turėtumėm įtraukti į vaiko mitybą, mažo vaiko ir suaugusiųjų. Tai negali būti tas pats papildas, kadangi skiriasi virškinimo sistema. Trukmė skiriasi pačio virškinimo vaikų ir suaugusiųjų. Vaikų virškinimo sistema yra gerokai aktyvesnė ir greitesnė ta medžiagų apykaita, ar ne? Mažesnė virškinimo sistemos apkrova ir jis yra daug, daug greitesnis, 3 kartus greitesnis negu suaugusių. Ir trunka nuo 12 iki 24 valandų kažkur tai panašiai, ar ne? O kūdikių, mažuliukų kūdikių virškinimas yra dar trumpesnis. Ten iki 12 valandų netgi trumpa. Tai stiprus tokie kaip antioksidantai, kaip polifenoliai iš esmės nelabai ir reikalingi tokiems mažiukams vaikams, ar ne? Pavyzdžiui, šalyvogio aliejaus, ar ne, polifenoliai. Jie kaip ir nėra labai reikalingi, nes jiems gerokai trumpesnė ta virškinimo sistema ir ta apsauga pačių žuvų taukų, ar ne, iki kol prasideda oksidacijos procesas, iš esmės trunka iki 24 valandų. Tai mums nereikia tos labai labai stiprios apsaugos ir stiprių antioksidantų. Plius mažų vaikų nėra dar ta tokia oksidacinio streso, ar ne? Tokia, kaip sakyti, tokių kiekio oksidacinio streso, kaip yra, pavyzdžiui, pas suaugusių žmogų. Aplinkos poveikis, ar ne? Tie tokie veiksniai, kurie paskatina oksidaciją, kaip ir minėjau, žalingi, ar ne, įvairūs žalingi pomėgiai, kaip rūkymas, ten alkoholio gėrimas, nepilnavertė mityba ir panašiai, tai tokie dalykai mažų vaikų neįtakoja. Pas juos nėra tiek daug to oksidacinio streso, nėra taip stipriai ar net tų laisvųjų radikalų tie procesai nėra tokie stiprus ir aktyvūs kaip pas suaugusių žmogų. Tai iš esmės tos tokios labai stiprios apsaugos mažiems, aš turiu omeny mažiems vaikams, tai nuo kūdikystės iki kokių, plus minus 7-8 metų, ar ne, ir nelabai ir būtina, nebent yra tam tikrų sveikatos problemų, galbūt tai yra kažkoks jau lėtinis susirgymas pas tokį mažą vaiką, ar onkologiniai susirgymai, ar yra kažkoks jau kaip ir viršsvorio, nutukimo kažkokie tai reiškiniai, diabeto kažkokie tai jau pradžia ar ne, tai tokiais atvejais taip, tie polifenoliai gali ir būtų visai naudingi. Bet jeigu tai yra judrus, aktyvus, sveikas vaikas, jam tiesiog žuvų taukai vartojami yra palaikymai ar ne, prevenciškai palaikymai tiesiog, tai tie stiprūs polifenoliai kaip ir nėra labai labai reikalingi, ar ne. Plius yra tyrimų tokių, kurie rodo, kad gali turėti geležies pasisavinimui šiek tiek įtakos, trukdžių tokių polifenoliai stiprus, o mažiem vaikams geležies įsisavinimas yra labai labai svarbu. Tai va, visai kita situacija yra kalbant apie suaugusiuosius. Pas suaugusiuosius, tai čia, kaip sakau, jau yra visiškai kitaip, kadangi pas juos yra 3 kartus jau ilgesnis virškinimas trunka, ar ne, subrendusio žmogaus. Dėl įvairių veiksmų tai gali būti ir ta mityba jau mūsų visai kitokia ir tas, kaip ir minėjau, jau laisvųjų radikalų, jau tos atakos yra daug didesnės dėl streso, dėl įpročių tam tikrų, dėl jau ir tų išorinių jau žmogus suaugęs daugiau gauna to kontaktos ar ne, to oro užterštumą ir visa kita.
Vaikus, dar mes vaikus kažkiek apsaugom, ar ne? Stengiamės apsaugoti nuo tų tokių visokių išorės poveikių, tą mitybą stengiamės vaikams kuo labiau pareguliuoti. Tuo tarpu suaugęs žmogus jau jisai būna, kad kartais savim mažiau rūpinasi ir ta mityba savim mažiau rūpinasi. Ir atsiranda jau suaugęs žmogus ir jau kas tikrai, nežinau, iš 10 kokie tikriausiai 7 žmonės, 6-7 žmonės jau turi kokių lėtinių susirgymą ar pradžia kažkieno tai yra, tai pas juos ir tas virškinimo procesas yra daug, daug ilgesnis. Nuo 24 iki 72 valandų, priklausomai nuo žmogaus ar negali būti. Jeigu pa žmogų labai stipriai sulėtėjusi medžiagų apykaita, skaidulų labai mažai suvalgo skaidulinio maisto, ar ne? Tai pas jį tas, kaip sakau, bus ilgesnis virškinimo intervalas. Jeigu jisai pasyvaus gyvenimo būdo, neaktyvų, bet pasyvų gyvenimo būdą gyvena, turi plius žalingų visokių įpročių, nesportuoja, nevartoja vandens labai mažai ar ne, tai pas jį tikrai tas virškinimo procesas bus labai ilgas. Ir tokiam žmogui jau polifenoliai, stiprus antioksidantai, kalbant apie žuvų taukus, iš ties labai labai svarbus yra ir reikalingi, kadangi jiems reikalinga yra jau gerokai ilgesnė apsauga, ar ne, kad rūgštis patekusios į organizmą nespėtų oksiduotis, kad spėtų jos pereiti per virškinimo traktą, kad spėtų pasisavinti ir daeitų iki ląstelės, ar ne, nepažeistos, nespėjusios oksiduotis. Tai va, tai tokie yra skirtumai dėl virškinimo sistemos vaikų ir suaugusių. Čia iš ties yra svarbus momentas, va, renkantis žuvų taukus. Dėl to ir matom iš tikrųjų rinkoje pasirinkimų, kad yra vaikams skirti žuvų taukai ir yra suaugusiems skirti žuvų taukai. Ir galite atkreipti iš tikrųjų dėmesį, kuo skiriasi šalia naudojami antioksidantai. Pas vaikus gali būti šiek tiek silpnesni antioksidantai negu pas suaugusius. Tai vat viena iš priežasčių, kad vaikams tiesiog trumpesnis tas virškinimas ir trumpesnė apsauga reikalinga. Čia tokią radau iš tyrimo, čia Ecology kompanija tokį tyrimą buvo parodžiusi Ransimat būtent studiją, kadangi lygino, kai atliekami tyrimai ir nelyginami įvairūs skirtingi žuvų taukai ir žiūrima vat, būtent tas laiko intervalas, kiek laiko žuvų taukai išlaiko savo stabilumą, ar ne? Ir, pavyzdžiui, pats pirmas, kaip matot skalėje, menkių kepenų aliejus, be antioksidantų jokių, ar ne? Tiek, kiek turi jisai pats savyje, tarkim, menkių aliejus pats savyje turi oleino rūgšties, ar ne, kažkiek. Tai pats iš savęs jis šiek tiek turi tą tokią apsaugą, ar ne? Bet, tarkim, jeigu nenaudojamas joks antioksidantas, tai stabilumas nuo 5 iki 11 valandų tik tai gali išbūti. Tai yra labai, labai, kaip sakyt, nu, labai šviežias produktas, bet jį reikia labai greitai ir suvartoti tokį aliejų. Jis tikrai toks nepritaikytas ilgesniam laikymui ir tokie aliejai vėlgi turėtų būti labai ribotos gamybos ar ne ir labai greitai suvartojami. Toliau, pavyzdžiui, kiti žuvies taukai, kur naudojami tik tai vienas arba du antioksidantai, pavyzdžiui, tik tai alyvuogių aliejus ar ne. Tai arba, pavyzdžiui, žuvų taukai yra antioksidantai su tokoferoliais, rozmarinas. Trukmė jų yra nuo 10 iki 20 valandų stabilumas su 2 antioksidantais. Na, čia kaip pavyzdys panašiai kaip mūsų ekologijos, kur turi vaikams skirtus žuvų taukus, ar ne? Tai naudojami žuvų taukai, menkės kepenų aliejus ir rozmarino ir tokoferoliai. Rozmarino ekstraktas ir tokoferoliai. Tai vaikams skirta omega. Pas mus stabilumas yra apie 24 valandos, taip. Nuo 20 iki 24 valandų. Toliau žuvų taukai naudojami tik tai su alyvuogių alieju. Jų stabilumas vėlgi priklauso nuo koncentracijos, koks tai alyvuogių aliejus ar ne, kokia žuvų taukų koncentracija, kokia koncentracija alyvuogių aliejaus kiekis. Ir stabilumas svyruoja nuo 15 iki 30 valandų. Tai lyginant vat, mūsų ekologijų sukurtą klasikinę tą omega, ar ne, kur naudojami pagrindiniai antioksidantai, tai stabilumas yra irgi beveik apie 30 valandų. Na, realiai palaikyti sveiko, normalaus žmogaus imunitetą, ar ne, prevencijai tiesiog vartojimui kaip ir užtektų to stabilumo.
Bet, vat, pavyzdžiui, kaip paimkim, tarkim, Gold Omega, ar ne? Gold Omegos jau yra daug stipresnės koncentracija pačių polifenolių, plus yra pridėtas liuteinas, netrukus aš jums parodysiu visus antioksidantus. Tai čia stabilumas jau yra iki 79-80 valandų. Tai toks aliejus jau yra labiau tinkamas žmonėms, kurie turi išties jau lėtinių uždegimų, kuriems yra sutrikusi medžiagų apykaita, kurie turi metabolinį sindromą, kurie turi viršsvorį ar ne, kurie diabetų serga, ar turi kitokias kažkokias tai lėtinės ligas, jiems labiau tiktų dėl tos tokio stabilumo omegos ar ne, nes pas juos greičiausiai virškinimas truks tą ilgesnį laiko intervalą, net 24 valandas, net 30, bet ten gali būti ir 60 valandų, ir 70 valandų. Tai tokiems žmonėms labiau saugiau vartoti ir labiau tiktų būtent Omega Gold variantas, ar ne, kuris yra gerokai stabilesnis. Na ir čia trumpai noriu parodyti mūsų balanso aliejus, ekologis, kokius turi sukūręs ir kokius naudoja antioksidantus, ar ne, šiuose alyvuogių aliejuose. Tai kaip ir minėjau, vaikams skirta linija Pure Arctic Oilas turi du antioksidantus. Tai yra tokoferolio ekstraktas ir rozmarino ekstraktas. Tai rozmarinas pats iš savęs yra polifenolis, ar ne? Tai tos apsaugos stabilumas iki 24 valandų. Tai vaikams kaip ir pilnai pakanka tokios kombinacijos antioksidantų. Toliau klasikinė omega yra naudojami jau 3 antioksidantai, tai tokoferolio ekstraktas, rozmarino ekstraktas ir polifenoliai. Stabilumas šių žuvų taukų klasikinės linijos, kaip ir matėm iš lentelės, yra apie 30 plius minus valandų, ar ne? Tai prevenciškai vartoti sveikam, normaliam, aktyviam žmogui pakanka vėlgi tokio antioksidantų, tokios kombinacijos, kad išlaikytų per visą virškinimo procesą. Toliau, kalbant apie jau Pure Arctic Oil Goldą, ar ne, tą stipresnę liniją, tai čia jau galima priskirti 4 antioksidantus. Tai yra tokoferolio ekstraktas, rozmarino ekstraktas, jau didesnis kiekis yra polifenolių ir liuteinas dar prisideda, ar ne? Liuteinas, kaip ir minėjau, veikia kaip antioksidantas taip pat. Jis apsaugo akis nuo oksidacinio streso ir nuo laisvųjų radikalų pažaidos. Ir šio balanso aliejaus stabilumas jau yra iki 79 valandų. Tai yra labai ilgas laiko tarpas, kad omega išliktų stabili. Vis dėlto ta 4 antioksidantų kombinacija leidžia tą stabilumą tokį išlaikyti, produktą šviežią, ar ne? Ir dar yra veganinės linijos, ar ne, omega 3 aliejus. Čia vėlgi taip pat naudojami yra 4 antioksidantai. Tai yra liuteinas, taip pat kaip ir Gold Omega. Liuteinas, pridėtas tokoferolio ekstraktas, rozmarino ekstraktas ir polifenoliai. Iš šalto spaudimo ekologiško alyvuogių aliejus. Tai kaip ir minėjau, liuteinas veikia kaip antioksidantas. Ir stabilumas šio balanso aliejaus yra panašus į omegos gold, ar ne? Kažkur taip apie 70 valandų, gali būti iki 79 valandų, panašiai. Tai va, tai matome skirtumus tarp šių aliejų ir tie antioksidantai yra ne šiaip savo parinkti, jie yra parinkti atsižvelgiant į tai, kam produktas yra skiriamas. Ar tai vaikui, ar tai tiesiog palaikyti prevenciškai ar nesveikatą, ar tiesiog jau su lėtiniais uždegimais kažkokiais tai žmogui, kad atstatyti sveikatą. Ir dar šiek tiek norėčiau papasakoti apie polifenolius, ar ne? Iš kur ekologis naudoja polifenolius? Kokia kilmė, ar ne? Tai ekologis naudoja polifenolius iš Terakreto alyvuogių aliejaus ūkio, kuris yra Kretoje ir šioje vietoje, Kretoje, yra būtent pirmoji ir, jeigu neklystų, vienintelė pasaulyje alyvmedžių akademija, ar ne? Ten yra nuolat daromi įvairūs būtent tyrimai, būtent pačioje Kretoje. Ir iš ties, dar kas didelis privalumas šio aliejaus, be to, kad jis turi daug įvairių, turi ir sertifikavimą, ir daug apdovanojimų šitas ūkis, jis turi atsekamumą. Kaip ir MSC sertifikavimas, ar ne, kuris leidžia atsekti, iš kur gauta žaliava, kurioje vietoje vandenyno gaudoma buvo žuvis. Tai Terra Kreta ūkis lygiai taip pat turi atsekamumą
Nuo 2006 metų šią sistemą jie naudoja ir galima kiekvieno produkto tą maršrutą sekti, iš kurios vietos alyvmedžių giraitės ir žodžiu, visą procesą galime mes pamatyti. Tai va, tai tokie yra inovatyvūs iš tiesų procesai ir tokie nuostabus yra produktai. Tikiuosi, jums pasidarė šiek tiek aiškiau apie tos antioksidantus, kokie jų yra, koks jų poveikis, kokia jų reikšmė yra žuvies taukams ar ne, kokią svarbą jie turi ir kaip jie veikia. Ir tiesiog palyginimui matysit ir savo balanso aliejus, jau žinosite, kaip kokiem žmonėm galima tiesiog rekomenduoti produktą, ar ne? Pagal tai, kokio amžiaus yra, kokios sveikatos būklės, koks poreikis yra žmogaus, ar galų gale koks jo laboratorinis tyrimas, ką rodo, ar ne. Tai jeigu bus kažkokių klausimų ir galite visą laiką susisiekti mane, galite Instagram'e susirasti arba Facebook'e ir ką, gero klausimo, iki.